Kalėdinės nuotaikos lenkia putojantis vynas. Praėję metai buvo sunkus, bet atlaikėme. Įgijome daugiau gyvenimo patirties ir išminties. Galime atidžiau įvertinti save ir savo darbus, apmastyti, ką kiekvienas nuveikėme, kurdami atvirą, tolerantišką ir teisingą Lietuvą. Prisiminkime praėjusius metus be nuoskaudų. Prisiminkime tūkstantmečio odisėją ir drąsų trispalvę žygį aplink pasaulį. Tūkstančio ąžuolų ąžuolyną, kurį savo rankomis pasodino žmonės. Pasaulio lietuvių dainų šventę ir jausmą, kuris buvo apėmęs, kai visi kartu visose pasaulio šalyse vieningai giedojame Lietuvą, tėvynę mūsų. Būkime solidarūs ir toliau. Viduje susitelkę, kitąmet siekime drąsių sprendimų, ryžtingų ekonominių reformų, kad kraštas pagaliau atsistotų ant kojų. Matau Lietuvos atsigavimo ženklų ir tikiu, kad ateinančiais metais didieji sunkumai baigsis. Jeigu visi dirbsime Lietuvos labui, nugalėsime sunkumus. Tikėkime savo jėgomis. Sveikinu jūs visus, mielieji, gyvenančius Lietuvoje. Sveikinu ir tėvynės nepamirštančius pasaulio lietuvius. Visiems linkiu ryžto, optimizmo ir sėkmės, kad visuomet lydėtų gerą nuotaiką, viltis ir mokėjimas džiaugtis gyvenimu. Gražių ir laimingų naujųjų metų. Šventinę programą jums dovanoja Agro. Su naujaisiais metais, Giedriau, tave, su naujaisiais, mėlyjei draugai, esantys
sveikintis čia, didžiojo Lietuvos televizijos studijoje. Puikios emocijos, nuostabi muzika čia, šventinėje laidoje. Su naujaisiais metais, mielieji. O dabar Kauno miesto simfoninis orkestras pagrieš Johano Štrauso Radeckio maršą.